Toliau dirbsime su durimis. Pasirinkame sluoksnį skirtą durims ir braižome labai paprastai. Pasiimame stačiakampį, pradedame nuo viršutinio kampo ir mums reikėtų iki vidurinio kampo. Kad išsikvisti vidurinį kampą yra vienas lengviausių būdų, tai yra spaudžiam Shift klavišą, dešinį pelės ir pasirinkam midpoint. Taigi turime stačiakampį, kuris atitinka tiksliai pusę sienos storio. Duris dabar reikėtų pasukti. Pasiimam komandą Rotate, žymim objektą, pasirinkame kampą, apie kurį suksime ir nurodome laipsniais, kiek pasukti. Šiuo atveju renkamės 45. Durys jau yra, reikia mums tik tai arkos. Aišku, galima būtų brėžti arką, bet ją sunkiau pataikyti, todėl vienas paprastesnių būdų yra pasirinkti apskritimą, kuris prasideda nuo posūkio kampo iki sienos kampo. Na ir numest nereikalingom dalim, kaip visada, reikia komandos trim. Žymime visus objektus ir štai turime duris. Lygiai taip pat darome ir antrasis. Vėlgi komanda Rotate. Truputėlį nepataikiam. Taip, posūkio kampą išsirinkam ir laipsniais šiuo atveju yra minus 45 laipsniai. Vėlgi apskritimo pagalba ir galime gauti arką. Su trim pagalbas nukirpsime nereikalingą dalį. Taip, ir mums liko tik tai paskutinės durys. Taigi vėl stačiakampis, dešinis pelės klavišas su Shift klavišo laikymu, vidurio taškas, turime stačiakampį, stačiakampį paimame ir pasukame. Vėlgi apskritimas, kuris mums leidžia padaryti arką. Su trim komanda nukirpame nereikalingas Trim komanda nesuveikia gerai, nes nepasižymėjau visų objektų. Taip. Su durimis yra jau baigta. Dabar braižysime kompiuterių vietas. Kaip matot, nesusikūriau atitinkamą sluoksnį. Ką dabar turiu pat padarysiu. Ir renkame spalvą žydrą. Dabar kompiuterio išmatavimai yra tokie. 1,5 metro ant 0,6 metro. Yra stačiakampis. 1,5 metro. Dabar, kad nereiktų braižyti daug stačiakampių, išsikviečiame komandą Array. Ir mums leidžia pasirinkti, kiek mes norime šito objekto kopijų ir kokiu atstumu. Kaip matote, gavome visus kompiuterius. Mums belieka tik tai pasidaryti jų kopiją. Tarp kompiuterių eilių yra 1,5 metro, taigi viršutinė eilė mes tiesiog nuo apatinio taško kelsime į viršų per 1,5 metro. Dabar viršutinės kompiuterių eilės pasidarome kopiją, kurią vėlgi pakelsime per 1,5 metro. Kaip matote, kompiuterius netame sluoksnėje nubraižiau, belieka juos tik permesti į kitą sluoksnį.
Dabar belieka sudėti matmenis, ką jūs jau puikiai mokate.